Nu tai ką, sveiki gyvi, sveiki atvykę į naują savaitę. Tai ką tik nusiprausiau, savęs geriau net nerodysiu, nes toks sutinęs, kad eina savo. Vakar niekur nebeišėjau. Šiaip ganėtinai ir vėsų buvo, tai tiesiog pragalėjau, visokius podcastus ir panašiai pražiūrėjau. Bet užtat pailsėjau, tai labai gerai, tai dabar toks visai su kita energija pradėsiu šią savaitę, tikiuosi, kad nieks nesugadins labai greitai. Tai šiandienos planai būtų išsikrauti už 230 km, tai būsiu kažkur po 10-11 valandą, manau. Tai išsikrauti ir dar visai norėčiau pasikrauti. Tik nežinau, kaip spėsim, kaip seksis, nes man atrodo, kad antradienio pakrovimas yra, bet tikėkime geriausiai. Ir dar būtų geriausiai iki tos pačios vietos ir parvažiuoti atgal. Tai sakyčiau, tada būtų diena pilnai užskaityta. Tai netempsim gumos, lėksim. Reik darbuotis ir tikėkime, kad visur suspėsim. Lėkiam. Kažkur čia turėtų būti mano iškrovimo vieta, bet kažko labai panašaus nematau. Čia kairiai tipo. Žiūrėsim, įdomu, kaip čia reikia ieškoti. Kažkaip čia ir iškrausiu. Bet čia nelabai net panašu. Žodžiu, reikia eit kažko ieškoti, nes palei adresą tai čia. Tai viskas gerai, čia ir įsikraudinėjau ant gatvės. Po biškį iškraudinėjai, tik nežinau, su mažu kariuku kraun, kaip kitą pusę jisai ruošias paimti. Tikiuosi, kad ne šitą pusę iškraus ir sakys apsisuk, atvažiuok vėl. Tai tikėkime, kad viskas bus gerai. Biškį oras pagaliau pagerėjo, biškį šilčiau jau daros. Dabar po biškį iškraudinėjau ir žiūrėsim, kas čia bus toliau. Normaliai iškraun, kol nusiver biškį užtrunk, bet manau per valandą išsikrausim, tai labai neblogai. Koks pirmadienis, jeigu apsieisi per vieną pusę įsikraudinėdams, aišku, kad ne koks, tai apsisukinėti nereiks, bet dabar ir kairę kelio pusę pervažiuosi, kad paimt. Tai pusė per 38 minutės iškrovė, tai dar negali labai pykt, dabar reikia labai atsargiai pervažiuoti kitą pusę, nes visas svoris yra dešiniai pusė, kad neprisižaisti. Švelniai pervažiuosim. Nieko čia tokie. Nes kažkada esu alaus vos taip neišvertęs visos fūras, tai aš po to kartą biškį nedrasu. Čia viskas švelniai. Kažkur reiktų apsisukinėti vėl, žinau, kaip būtų, bet čia pervažiuoti kitą pusę, tai nėra bėdos. Gerai, pervažiuoju, atsidarysiu antrą pusę, visą kitą pusę iškrausiu. Nieko nedelsiam. Va ir išsikroviau, bendrai užtruko kažkur apie 1,5 valandos. Jo, lygiai 1,5 valandos. Tai dabar užsidėjau navigacinę iki pakrovimo. Tai turim 198 km, panašiai beveik 3 valandas važiavimo. Dabar tikrai kažkur apsisukti, nes čia po to kaimo keliukus nelabai noriu rizikuoti landžioti. Geriau, jeigu nežinai kaip važiuoti, tai
išvažiuoji pro ten, pro kur atvažiavai, tai bent jau garantuotai išvažiuosi. Kai smagu visada pro langą pažiūrėti, kaip atrodo. Čia gal to į sankryžą reikės susisukti. Arba pabandyti kairę, šiandien gaits nerodo, kad 2 kartus kairį turėčiau tą patį kelią išvažiuoti. Važiuot, ką čia rasti. Tai žodžiu, nebetempiam gumos, važiuojam pasikrovimą, žiūrėsim, ką rasim. Dabar 12, tai būsiu 3 valandą, šiaip rašo iki 5 dirbti. Turėčiau netgi pasikrauti. Čia plačios gatvės, galima važiuoti drąsiai. Tas kaimuks nėra didelis, galvau, kas eurą bus, bet yra problemų čia. Dabar į firmą kokį net važiuosiu. Tai va, lėkiam, žiūrėsim, ką ten rasim, pakraus, nepakraus. Galėtų pakrauti, aišku, tai būtų gerai. Atvykau į pakrovimo vietą. Tai žodžiu, važiuojant mačiau story, kad visoje Ispanijoje, Portugalijoje, ne visoje, bet labai daug kur dingo elektra, suprastėjo ryšio tiekims, ką aš irgi pastebėjau, važiuoju, galvoju, kaip čia to ryšio niekur nėra. Tai atvažiavau pasikrauti. Žodžiu, pakrauti gali, dokumentus išrašyti irgi gali, bet pasverti negali. O klientas nori tikslaus krovinio svorio, tai greičiausiai lauksim rytojaus, nes šiandien tikrai čia nieks neatsiras tikriausiai. Jeigu nereiktų tikslaus svorio, tai jau realiai dabar jau būčiau pasikrovęs, nes jau pusę valandos laukiu. Būčiau pasikrovęs ir galėjęs važiuoti, bet taip savivaliauti irgi negalim, tai dabar laukiam sprendimo, ką nuspręs, bet firma bedirba tik tais 50 minučių, tai greičiausiai šiandien liksim čia. Nelabai smagu, bet ką padarysi. Na, tai kaip sakant, šūdina pusė į viršų viskas. Elektra neatsirado. Paskui pati Ispanija priejo, sako, gavau tokį įsakymą, kad laukiam rytojaus. Elektros nėra, mes važiuojam namo, tai užsidarė. Sako, išvažiuok laukan, čia gali stovėti. Tai jaučiu, dar labai smagu bus stovėti, jeigu elektra čia neatsiras. Nei apšviesta, nieko kažkur vidury laukų. Dar blemba. Gegužės 1 ketvirtadienį bus, tai nedarbo diena, vėl suvažiavimų prastai, tai greičiausiai čia į Lenkus, kiek žinau, krovinys, ne kiek žinau, o į Lenkus, tai jaučiu visą savaitę dabar važiuosiu iki iškrovimo. Na, savaitgalį greičiausiai prasistovėti, žodžiu, ne kažką. Šiandien 5 valandas 36 minutės išvairavau, tai dar būčiau pasikrovęs, būčiau davažiavęs iki ten, kur sekmadienį visą stovėjau. Tai būtų buvę labai neprastai, dar taip kažkaip neblogai viskas šiandien ėjus, sakau, faina, bet va, nieko nepadarysi, turim ką turim. Dabar dar pasižiūrėjau, yra degalinė netoli, jau čia reikės nueit, nes kaip ir tūlika norėtos, nes prieš pakrovimą jau biškį spaudė ant puoduką atsisėsti, bet sako, pasikrausiu, išlėksiu, kur nueisiu, tai dėja. Laukiam rytojaus, dabar yra be 24, rytoj firma atsidaro 8 ryto, tai pailsėsim, kaip sako, nelabai į naudą, bet nieko nepadarysi, ką čia dabar nervuosis be reikalo. Tai ką, einame į miestą padaryti fiestą, man atrodo. Toks šie miestas kaimelis, bet nesvarbu. Eisiu gal dabar pasivaikščiosiu, kaip tik. Čia prisiglaudžiau, čia ir pailsėsim. Bet daug pagalvojau, eisiu į degalinę. Bet jeigu čia visur elektros nėra, degalinėje aš irgi nieko negausiu. Bet jaučiu, vis tiek reiks bandyti. Na, jeigu kas krūmų yra, bet čia tokie labai visi aštrus krūmai, atrodo. Tai va, tokia situacija šiandien. Tai ką, reikia pasivaikščiu, šilta, gerai. Bent jau praseisiu, jeigu kas vis naudos bus. Ne vien gulėti ir sėdėti. Dar reiks gal biškį mašiną apsivalyti, gers oriukus. Ką čia kabinoje sėdėsi. Nėra purvina, bet biškį kažką. Priekabas susitvarkiau jau, tai net nežinau, ką
dabar reikia pasižiūrėti, kas čia gera tose promkėse. Nedidelis čia kaimelis, tai nelabai bus kur nueiti. Tiek bent jau prasivaikščioti. Nu tai kon jūs skanijas žiūrova. Per daug samoškinę prisižiūrėjau savaitgalį. Tai žodžiu, situacija tokia, pareinu iš degalinės. Jo, elektros visur nėra. Bet į tūliką įleido, tamsuoj, bet nieko. Tai dar už grynus leido nusipirkti, nusipirkau šaltą gėrimą. Dabar 1,5 kilometrą einu atgal į fūrą. Ir galėsiu kimarinti iki rytaus 8 ryto. Bet aš tai pagalvojau, jeigu čia taip rimtai elektra dinga, kad net Portugalijoje, Ispanijoje ir dalyje Prancūzijos nėra, tai dar ir rytoj galiu turėti problemyčių. Bet tikėkime, kad nebus. Ir pasikrausiu normaliai. Dabar einu atgal į fūrą. Šiaip karšta yra. Biški vėjuks bent jau yra, tai bent jau tiek gerai. Nes plus 25, tai biški kepin. Dar pagalvojau, kad man reiktų naują pavadinimą kanalui, nes jaunasis furistas jau kaip ir nebetinka. Jau vis dėlto 29 metai. Tai reiktų kažkokį kitą pavadinimą susigalvoti, bet kol kas neturiu idėjų. Tai gal kažkokių idėjų galit pasiūlyti. Nes taip susimaščiau čia kažkada atsėdęs, kad jau nebe jaunasis furistas turėčiau būti. Tik nežinau, kaip čia pavadinti, kad nebūtų banalu. Nebus ten reisas vienas. Gal kažką reiktų. Trukerimis kelyje, va, pavyzdžiui. Ne, šiaip nežinau. Bet jau tas pavadinimas kaip ir nebetinka, tai reiktų kažką naujo susigalvoti. Tai va, jeigu turite idėjų, galite parašyti komentaruose, gal kažką išsirinksim visi bendrai. Einu toliau. Ką, labas rytas, po 16 valandų pagaliau kažkokie veiksmai. Vakar, kai stovėjau, tai buvo visiškai dingęs ryšys, tai buvau biškiai įsigandęs. Bet paskui po 10 minučių atsirado, taip kažkaip nejaukiai, kas čia pasauly dedas. Dabar pasisvėriau va šiandien jau, tai žinojom pasikrauti ir judėsim kažkur. Vėl blemba vėlai išvažiuosiu, net nežinau nei kur paskui sustoti, nei kaip ką, bet žiūrėsim, kaip čia seksis. Dabar važiuoju pasikrauti nedėp ant gumos ir judėsim gana čia stoviniuoti. Pagaliau pasikroviau, gan greitai pakrovė, arba tik taip atrodo. Susidėjau diržus, dabar reiks susiskaičiuoti, ar tikrai 41 yra, užsidaryti ant ir galėsiu važiuoti. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 38, 41. Viskas tvarkoj. Ką, gerai, darome stintą, lekiam ant svarstyklių ir galėsim judėti toliau. Geriau būčiau vakar pasikrovęs, negu šiandien. Nu, kažkaip atrodė, kad žymiai greičiau čia pasikrovau, bet 42 minutės, tai ne taip greitai. Nu, bet nieko, varau ant svarų, pasiimsiu dokus ir galėsim pjauti. Tai va, pasisvėriau, dabar laukiu dokumentų, sakė, iš Barcelonos turi suvaikščioti, tai klausims, kaip ten su elektra, ar jau viskas tvarkoja, ar ne, sako, nu biškį luktelkim. Tada per tą laiką užsikaičiau kavos. Tai čia pasikrovau lydytą aliumą, 24 tonas, 80 kg. Ir važiuosim į Lenkiją dar. Tikslaus adresą nežinau, tai net nežinau, kiek čia kilometrų bus, bet spėju kažkas apie netoli 3000 jaučiu kažkur turėtų būti. Ilgai laukęs dar palauk, kaip sakoma.
Sustojau pasidaryti pauzelę, pavalgysiu. Tai su neblogu vaizdeliu pauzelę darysiuos. Tikrai gerai atrodo. Gražus vaizdeliai. Šitą vietą tai man biškį Italiją primena. Senokai irgi jau buvau gan nuvažiavęs. Bet vaizdelis tai cool. Ką dabar eisiu kažką pasidaryti, valgyti. Užkasiu iki tūliko ir galės važiuoti toliau. Atvažiavom pasigirdyti vilkiką, užsipilsim pilnus bakus, dizelio ant blujaus ir galėsim važiuoti toliau. Užšildė biškį oriukas, jau 27 rodina, aišku, dabar čia stojau, tai biškį pakilo, čia važiuojant 24 rodė, tai jau su šortukais sėdžiu. Tai ką, einam piltis kuro ir važiuosim toliau. Dabar stosim į parkingą, bandysim jau vietą susirasti nakčiai, nes liko gal koks 10 minučių važiavimo, bet dabar yra jau vietinio laiko 8 valandos, tai labai daug vilčių nededu, tikėkime, aišku, kad čia rasim kažką, to ir pamatysim, laikai baiginės, tai reikia greičiau prisiparkuoti, tada pažiūrėsim, kas čia gaunas, šiaip palei kiek matau turėtų būti vietos, tai labai gerai. Na, pasisekė vietos, tai net pasirinkti yra kur sustoti, bet negudriausia vieta, biškai kur nors ten giliau norėčiau, bet turim ką turim, svarbu sustojom. Tai va dabar reikės susileisti užvaldas, nes saulė tiesiai langus skaitant. Karšta biškį. Žiūrėsim, ką čia turim. Tai ką, apibendrinimui dieną praėjo visai gerai. Tai galėjo biškį greičiau pakraut, bet ir tai nieko nesusigadinau, kadangi vietas radau, tai viskas gerai. Jeigu būčiau neradęs, tada būčiau biškį nervavęsis, bet dabar tai viskas normaliai. Aišku, nežinau, kiek čia saugus tas parkingas nestovėjęs, bet tikėkime geriausių, kaip visada. Tai šiandien pravairavau 8 valandas 53 minutės ir pravažiavau 693 km, tai čia labai neblogai nusisekė. Ui, prieš Bordo, jeigu būtų kamščiai nebuvę, dar būčiau biškį anksčiau atvažiavęs, bet nieko nepadarysi. Kelias minutės perdirbau, bet dėl kelių minučių tai dabar nestosi darytis pauzės 40. Tai dabar darysiuos 9 valandų pauzę ir rytoj yra balandžio 30 ir gegužės 1 yra raudona diena, tai važiuoti bus negalima, tai teks stovėti. Realiai rytoj vakarę sustosiu, ketvirtadienio nakties stovėsiu. Realiai iš ketvirtadienio į penktadienį tą naktį kilsiu. Tai teks 2 naktis pavažiuoti, kad iki vietos davažiuoti Lenkijoje. Tai biškį ne kažką, tai galvoju gal rytoj ir pasibaigti tą epizodą filmavimą, nes naktim, kai važiuosi, ten iš vis nieko neparodys, nieko nesimato ir panašiai. Nu dar pagalvosiu, arba tas 2 naktis nefilmuosiu ir paskui jau, kai prasidės vėl viskas normaliai, gal pafilmuosiu, žiūrėsiu, kaip viskas susidėlios. Tai ką dabar, eisiu ilsėtis, rytoj dar reikia žiauriai sustoti parduotuvę, nes jau maistas į pabaigą. Prancūzijoje turiu vieną nusižiūrėjęs, tai ne vieną kartą ten nesu buvęs, tai greičiausiai ten reikės stoti apsipirkti, nes jau su maistu tai jau biški taip liūdnokai. Nėra visai tragedija, bet jau nepasirinksi ką valgyti, jau valgai tas, kas yra. Tai ką, tiek žinių, iki rytojaus. Ką, labas rytas, startuojam. Startuojam, 9 valandas atstovėjom, mėgojau tragiškai. Naktį čia vien šalia ilgiausiai parkavus, kol prisistūmė. Paskui
Kažkas lyg ir dumtelėjo, nedumtelėjo, įsigandau, prabudau. Bet niekur nieko šiandien apsėjau, lyg ir viskas vietoj. Tai nežinau, gal kas 3 valandas tokio normalaus miego turėjau visų prabudimais, nes čia tam parkinge veiksmas tai pastoju, vis važiuoju. Nelabai ramiai išsimegau, tai nu ką padarysi. Dabar jau rašiaus važiuoti, pasidariau dar kavos. Porą minučių ant plaktukų pastoviu, pasižiūrėjau lyg ir. Gal sakau, į galą kažkas įvažiavo, nes ten gali galų iš galo parkuotis, gal sakau, galų susiglaudė, bet visur šviečiau, nieko nesimato. Nes kažkaip taip mėgojau ir kabina biškį susibavo ir kažkas sutunksėjo, bet nežinau, neatrodo, kad kažkas būtų įvažiavę. Gal taip kažkur tiesiog šalia kažkas sutunksėjo ir atrodė, kad čia pas mane. Oi, lemba, bus sunku važiuoti, bet nieko. Gal prasijudinsiu dar. Vieną kelio atkarpą uždarytą, tai dabar nukreipė nuo kelio, važiuosim nacionalkę kažkokią. Mačiau per Google Maps'ą, kad rodė uždarytą šitą kelio atkarpą. Jaučias, kad labai mažai miego, tai taip sunkiai iš viso važiuoja, akis limpa. Tai už valandą sustosiu į parduotuvę. Tai tikiuosi, kad gal prasibudinsiu ir viskas bus normaliai, nes reikia maisto apsipirkti. Šiaip viskas būtų kaip ir neblogai važiuojas, kaip ir normaliai, tik tiek, kad aš toks be jėgų ir ištirpęs važiuoju, tai nelabai smagu. Važiuojam, žiūrėsim, kas čia gausi. Dar į parduotuvę reiks kažkaip greitai bandyti apsisukti, nes pauzę ten daryti nelabai apsimoka, nes paskui galiu iki norimos vietos nedavažiuoti, kur ruošiuos stovėti šiandien ir visą dieną rytoj. Tai reiks kažkaip greitai apsipirkti ir dar biškį pavažiuoti, tada pauzę pasidaryti. Tai dabar judam navigacinė, pat nebežino, kur važiuojam. Kiekvieną keliuką dabar rodo važiuoti. Žodžiu, lekiam. Tai va, sustojau parduotuvę. Dabar pasportintų greičių varom apsipirkti. Galėsim važiuoti toliau. Iki šiandienos tikslo kažkas apie 370 beliko. Tai per 4,5 galiu ir nespėda važiuoti. Tai dar biškį važiuosiu ir pasidarysiu pauzę ir važiuosiu toliau. Jau vieną pauzę dariausi. Bet šiandien, sakau, visas važiuojas kaip neblogai, bet aš pats iš savęs toks išplaukęs, kad apšie ne kažką. Niekad viekimės dabar prasijudinsim. Reikia nusipirkti maisto, nes sakau, šiandien jau sustosiu ir tik tais iš 4-dienio į 5-dienį naktį pajudėsiu. Paskui vėl nuvažiuosiu 6-dienį tikriausiai rytą, jau kažkur netoli vietos Lenkijoje. Ir iki 1-dienio vėl stovėti, tai tokie stovėjimai nelabai faini. Nelabai fainiai laikas neina. Sąrašiuką trumpą pasidariau, ką apsipirkti. Čipsų ir alaus. Ne. Maisto pasimčiau. Baiginėjęs jau. Nebėra pagalvoti, ką darytis. Tai reikia apsiprekinti. Tai va 50 eurų prekių krepšelis. Tai dabar tik viską išsitrauksiu, ką iš šaldytuvo susidėti, kad greičiau važiuoti, nes užtrukau pusę valandas, tai dar važiuoti reikia, tai nieko nepadarysi. Pasiėmum biškį mėsos, biškį daržovių, šio bei to. Nu va, sustojau pauzį pusvalandukui, tai kadangi nėra labai daug laiko darytis valgyti kažką, tai pabandysim kažkokį čia prancūzišką humorą. Carbonara. Mikrobangiai įsimest pasišildyti, žiūrėsim, čia skanu, ne, reikia pamėginti. Visai neblogai atrodo. Nu visai jau pavalgiau ir net neparodžiau, kas ten buvo viduj, tai šiaip visai neblogai, suėjo porcija nemaža 400 gramų. Bet, nu, aš skaniau pasidaryčiau, nesigilint taip atvirai. Nes taip kažko biškį trūko. Tai va dabar
Nusivaliau dar priekinį langą, nes jau buvo žiauriai baisus. Nes bent jau man tai yra malonu važiuoti su švariais langais, o ne išdaužyta visokių vabalų. Dabar jau atėjo tas sezonas, tai čia kiekvieną pauzę beveik, jeigu nori, kad būtų švarus, tai beveik kiekvieną pauzę turi valytis. Stengiuosi bent kažkiek laiko apsivalyti. Tai va, dabar pauzė sėda 1 minučiukė liko. Ir važiuosiu toliau iki to parkingo, kur noriu 220 km, tai apie 3 valandas važiavimo. Tai ką, baigiam šiandienos darbus. Dabar ilsėsimės, parą su virš. Tai sustojau 4:30 vietinių laikų. Dabar jau parėjau iš dušo, belė kaip gera buvo dušė, atsigavau visą kitą, nes jau tikrai reikėjo. Dar plius laukia karšta, tai dabar irgi stoviu 24 šilumos, vėjo nėra, tai jaučiu teks pakepti ir dar virš paros stovėti. Nelabai kažką, bet ką padarysi. Tai va, šiandien pravairau 9 valandas 18 minučių, nuvažiavom 736 km, kas yra labai neblogai. Tai dabar teks pasėdėti dėl gegužės 1, kadangi nedarbo diena, tai automatiškai vilkikam važiuoti negalima. Nu ką padarysi. Tai dabar gausis, kad 2 naktis važiuosiu, šeštadienį paryčiais kažkur sustosiu ir lauksiu pirmadienio, kad išsikrauti. Tai tokie tie darbai. Daugiau stovim negu važiuojam, galima sakyti. Nu, bet nieko nepadarys. Tikrųjų, tai tie draudimai, mano nuomonė, yra biški nesąmonė. Nu, taip aš suprantu, nedarbo dieną, furistam irgi gal reikia pailsėti ir kad eismo tiek nebūtų. Bet tie draudimai visada pasibaigia, kai 10 valandą vakare, kada visi galim pradėti važiuoti. Ir, aišku, didžioji dalis ir pradėti važiuoti, nieks nelauk ryt. Vasarą dienom miegot sunku, nes karšta ir paskui visą naktį reikia važiuoti. Tai, žodžiu, tos sąlygas man tai labai ne kažką, bet ką padarysi, taikomės prie tų dalykų. Nieks su pagalio, aišku, negina, galim naktim ir nevažiuoti, bet jeigu dabar šiuo atveju, pavyzdžiui, naktim nevažiuos, tai vėl pirmadienį iškrovime nebūnu, vėl prasideda visokios problemos. Tai, žodžiu, nieko nepadarysi. Lenkijoje iš vis ir rytoj, šiandien vakarė jau prasidėjo draudimai, rytoj visą dieną, poryt vakarė, šeštadienį visą dieną negalima važiuoti, nu žodžiu. Tai jau iš kur apie visus tos draudimus žinau, tai tiesiog internetiniam puslapį pasižiūriu, trafficban.com, galiu numesti nuorodą, gal kažkam pravers. Tai ką, o dabar nežinau, aš iš tikrųjų nusiteikęs gal jau ties čia ir užbaigti savo epizodą ir viskas, nes 2 naktis važiuosi, nelabai bus ką parodyti, paskui išsikrovimas, pasikrauti ir Lietuvą, tai nežinau, man atrodo, kad ties čia ir atsveikinsim, nebent dar kokį keletą kadrų galiai įmesiu, kaip ten kas sekėsi, kaip jeigu kas nors įdomesnio įvyks ar panašiai. Šiaip labai didelis ačiū už palaikymą, nes pirmą video po pertraukos, kai įkėliau, tai stebėjau žiauriai komentarų, žiauriai daug laikų, daug peržiūrų, daug laikų tarp kitko, tai daugiausiai šitas video surinko, kiek iš visų esu kėlęs, tai žiauriai ačiū jums. Ir kam negaila, pasubscribinkit, palaikinkit, pakomentuokit, kaip ir sakiau. Statistika visada verčia pasistengti ir kyla motivacija kurti toliau. Tai ką, dabar musiau atsisveikinsim iki kitų epizodų. Dar tarp kitko, dėl ko taip dažnai dabar negalėjau skelti epizodų, nes reise turiu prastą kompiuterį, tai gal kažkada pabandysiu, gal kitą reisą pabandysiu su juo paeditinti, bet man atrodo, kad jis neišveš, nes namuose jau su geru kompu sunku, tai labai abejoju, bet jeigu pavyktų, tai būtų labai gerai, nes pavyzdžiui savaitgalį, kai nėra ką veikti, galėčiau sueditinti video ir įkelti. Bet jeigu nepavyks to padaryti, tai teks video laukti ilgokai, nes reisai apie 2 savaitės užtrunka, tai kažkaip suksimės iš padėties. Gal ateityje dėl viso šito kompiuterį geresnį pasimsiu, gal kažką sugalvosiu, gal video skelsiu į 2 dalis ir padarysiu, kad įsikeltų vėliau, kad ale kiekvieną savaitę kelčiau video. Nežinau, dėl šito dar galvoju, tai dar pasigalvosiu, pabandysiu. Dar gal netyčia ir tas senukas pavilks ir išeisiu editinti, tai būtų visai neblogai, nes ir reisę turėčiau savaitgalį ką veikti. Ir video sulauktume, tai būtų visai neblogai. O ten tokių nekarpytų taip toliau, bet ko aš tikrai nekelsiu. Man
nesižiūri. Vis tiek tai kartais kažkur kažkokia pauzė, kažką noris, kad tas video žiūrėtųsi sklandžiai, o ne žiūrėti į vieną, pavyzdžiui, važiuojamą kelią ten 10 minučių, nesąmonė. Nors aš tiek ir net nefilmuoju tų vaizdų, bet, kaip pavyzdys. Tai va, dar kartą ačiū, kad esat su manim. Ačiū, kad auga kanalas, labai miela, malonu. Tikėkime, rasim motivacijas kur toliau ir kilsim tik į priekį. Tai ką, ačiū jum ir iki sekančio.